Hello, how are you? My name is Anna, I'm a teacher at Intellectus. Kas yra svarbiau, gramatika ar žodynas? Jei nemokėsite gramatikos, minimaliai susikalbėsite žodžiais, bet jei nemokėsite žodyno, pokalbis taps neįmanomas. Būtent todėl žodyno praktikavimui ir aktyvinimui skiriame daug dėmesio mūsų pamokose. Žodyną galite plėsti ir savarankiškai, bet svarbu tai daryti metodiškai. Šiandien jums pristatysiu vieną iš efektyvių ir šiuolaikiškų mokymosi būdų. Visų pirma, kur ieškoti naujų žodžių? Svarbu žodžių mokytis kontekste, o ne atskirai juos surinkti iš žodyno ar surinktų žodžių sąrašų. Skaitykime, žiūrėkime filmus, klausykime laidų angliškai bei naršykime internete. Daugiau patarimų, kaip efektyviai tai daryti, galite rasti kitose Intellectus tinklaraščiuose, paruoštose mano kolegų. Kita svarbi taisyklė mokantis naujų žodžių – nepulkime versti ir mokytis visų žodžių, kuriuos sutinkame. Išrinkime aktualiausius, dažnai sutinkamus ir tuos, kuriuos tikrai norėsime vartoti. Na, o kai jau išsirinkome reikalingus žodžius, kaip jų efektyviai mokytis? Svarbiausia taisyklė – reguliariai kartoti. Tyrimai rodo, kad žodį reikia sutikti arba pakartoti nuo 5 iki 7 kartų, kad jį įtvirtintume aktyviajame žodyne. Tai yra, kad patys galėtume tą žodį vartoti, kalbėdami angliškai. Būdas, kurį noriu pristatyti šiandien, tai žodžių rašymas į užrašų knygutę arba žodynėlį. Štai efektyvaus žodynėlio pavyzdys. Į pirmąją skiltį rašome mums nežinomą žodį. Mokėti žodį reiškia ne vien mokėti jo reikšmę, bet ir mokėti jį užrašyti bei ištarti. Todėl nepamirškite pridėti kirčio ir tarimo. Taip pat galite pridėti papildomos informacijos apie žodį. Pavyzdžiui, advice is an uncountable noun, neskaičiuotinis daiktavardis. Tai reiškia, kad jis neturi daugiskaitos. Jei kyla dvejonių dėl žodžio ypatumo ar vartojimo, drąsiai kreipkitės į savo mokytoją. Į antrąją skiltį rašome sakinį, kuriame tas žodis pavartotas. Geriausia, jei jį sukursite patys. Svarbu įsimintinas, reikšmę iliustruojantis sakinys, kurį perskaičius būtų lengva prisiminti reikšmę. Štai į trečią skiltį rašome sinonimus, anglišką paaiškinimą, o prireikus ir lietuvišką vertimą. Stenkitės lietuvišką vertimą pakeisti angliškais sinonimais. Taip ne tik išmoksite žodį iš pirmosios skilties, bet ir toliau plėsite žodyną. Kartodami žodžius, perskaitykite pavyzdį. Ir, nežiūrėdami į žodžio paaiškinimą, stenkitės prisiminti jo reikšmę. Jei abejojate, pasitikrinkite. Daugiau patarimų, kaip efektyviai mokytis naujų žodžių, galėsite rasti ateityje išeisiančiuose Intellectus tinklaraščiuose. Taigi, prisiminkime, kas svarbiausia. Nesimokite visų sutinkamų žodžių, tik svarbiausių. Reguliariai kartokite. Pradėkite efektyvų žodynėlį, kurio šabloną galite atsisiųsti mūsų tinklalapyje. Būtinai vartokite išmokti žodžius, kalbėdami bei rašydami. Taip aktyvuosis jūsų žodynas. So, develop your English skills and don't forget to have fun while doing it. Bye!